Mauzeris šaipamės iš to Putino, šaipamės, dažnai be reikalo, sakyčiau. Aišku, jis toks, ne Kadyrovas, kad dėl pasišaipimo supyktų, jis nepyksta, bet vis tiek, kitasik be reikalo mes taip. Žinokit, bet yra dėl ko. Tai kad nėra dėl ko. Pasakė Putinas, kad visi Nemcovo žudikai bus pagauti. Ir nepraėjo ne savaitę, visi Nemcovo žudikai jau sėdi. O užsakovai? Kam tie užsakovai? Kas yra užsakovas? Kam jis ten įdomus? Jis gal vargšas žmogus, tą Nemcovą tik nuotraukoje matė. Kam reikalingi tie įdomu, niekam neįdomu užsakovai. Jūs, pavyzdžiui, einate į prekybos centrą pirkti kiaušinių. Tai ar jums įdomu, kieno tie kiaušiniai? Ar jums įdomu, kieno ten yra paukštynas koks, kas užsakovas tų kiaušinių? Ne, jums įdomu yra kaina. O taip pat ir su užsakovu, reiškiasi. Svarbu nusikaltime, kas dalyvavo. Putinas sukūrė neapykantos atmosferą šalyje. Nereikia varyti ant Putino. Neapykantos atmosfera Rusijoje yra nuo pat Ivano Grozino laikų. Rusai yra pikti šiaip, paliubomų, nuo gimimo. Ir Putinas čia yra ne prie ko. Aš sakyčiau, netgi Rusijos vadovai visada bandė kovoti su rusų pykčiu, bet niekad nesigaudavo. Ir kaipgi jie kovoja? Paprastas pavyzdys. Pikti darbininkai eina pas carą reikalauti padidinti atlyginimų. Eina pikta minia piktų darbininkų. Sekmadienis ir priekiai popas Gaponas jas veda. Caras ką? Ėmė ir iššaudė pikčiurnas, reiškiasi. Ką reiškiasi turim? Pikčiurnų pamažėjo. Arba kitas pavyzdys, pavyzdžiui, pikti kaimiečiai, valstiečiai nusprendė, kad neduos miestui maisto. Grūdų. Leninas, reiškia, siunčia savo čekistus, rimti Lenino vyrai atvažiuoja, iššaudo pikčiurnas kaimiečius. Grūdus pasiima, reiškiasi. Kaime, reiškiasi, pikčio pamažėjo. Tai Dabar rusai pikti ant viso pasaulio. Čia norma. Čia sportinis piktis. Aš irgi piktas ant amerikonų, kad jie geriau gyvena. Ant vokiečių piktas esu, kad jie geriau gyvena. Ant japonų, kad geriau gyvena. Ar rusams tai čia iš vis sportinis piktis? Jie dar pikti ant Pribaltikos, kad Pribaltika geriau gyvena. Ant kaliningradiečių nepyksta? Pyksta, nes jie gyvena arčiau tų, kurie gerai gyvena. Putinas nekaltas. Aplinka kalta. Gero savaitgalio.